Sveiki visi, šiandien vėl aš Ami ir šiandien šis video vadinsis kaip instaliuoti The Sims 4. Visų pirma, jums reikia nueiti į internetą, redagavimo priemonės ir taip toliau. Tada, aš taip pasirinkau. Tada mes nueikime į The Pirate Bay. The Sims 4.com. Taip reikia parašyti. Va. Ir dabar dėl uTorrent jūs turite turėti uTorrent arba BitTorrent, bet aš nežinau, man kartais ir taip siunčiasi. Taigi jums išmes tokia lentelė, jums reikia įvesti The Pirate Bay The Sims 4. Jei neleis, tai dar kartą paspaustų mėlyną mygtuką. Ten bus parašyta tas pats. Taigi, kai išmeta jums tokią lentelę, jūs turite paspausti ne download, o get this torrent. Ir kai paspaudžiame, nekreipkite į šitą dėmesį, išjunkite ir jums paleis išorinio protokolo prašymas. Tada paspaudžiame paleisti taikomąją programą. Kai paleisim taikomąją programą, ir jūs turėsite atsisiųsti. Tai man atsisiuntė ir ką toliau mes darome. Tai jaus. Ir tada mes darome šitai. Nueiname į ten, kur parsisiuntė, pas mane šį kartą parsisiuntė per uTorrent. Taigi, paspaudžiame dešinįjį klavišą ir paspaudžiame Open Containing Folder arba atidaryti failo vietą. Tada šito nekreipkite dėmesio, spaudžiame Continue. Tai va. Ir kai atidarome šitą lentelę, aš jums rodžiau jau kur spausti, darome taip. Jūs dar užmiršau pasakyti, jūs turite turėti Diamond Tool Slide varžtariu. Jums jo jungti nereikės, tiesiog jūs gausit tokią lentelę. Tada paspaudžiame atidaryti. Ir kai jums atidarys, bus toks Mounting Image pas mane. Ir paskui turėtų jums išmesti štai tokią lentelę. Tada paspaudžiame Run Setup. 2 kartus geriausiai. Tai pasirenkame kalbą, kuria bus jūsų žaidimas. Kaip instaliuos. Tada OK. Ir kai jums išmes tokią lentelę Setup, Support Software ir panašiai, tai jūs ignoruokit. Paspauskite Close. Viskas gerai. Ir tada aš sustabdau muziką. Galite čia sustabdyti. Ir tada Next spaudžiame. Next. Ir Install. Ir kai instaliuosis, jums turės kažkur čia išmesti tokį Sims 4 ir aš tada palauksiu, kol man painstaliuos. Ir štai man baigė instaliuoti, o dabar jums tokią lentelę išmes. Completing The Sims 4 Electronic Arts. Ir čia nieko nespauskite, tiesiog Finish paspauskite. Ir dabar jums iškart turėtų išmesti Sims 4 tokią lentelę. Jūs matote ją ekrane, tikiuosi. Ir tada, ką mes darome, paspaudžiame dešinįjį klavišą ir Open File Location, atidaryti failo vietą. Tai ką mes turime daryti? Tai dabar tada paliekame šitą lentelę, paspaudžiame šitą ir nueiname į savo kompiuterį. Nes ta lentelė turi būti mums išsisaugojus. Tada atidarome šitą diskelį, turėtų jums būti išmetę. Ir viskas vyksta štai taip. Atleiskit, susimaišiau, reikia paspausti dešinįjį klavišą ir tada Open, nes tik tai bus. Ir tada paspaudžiame 2 kartus failą Crack. Tada jums išmes failą Game. Paspaudžiame 2 kartus failą Game. Tada 2 kartus Bin. Ir tada jums išmes štai tokias 4. Tada pasiemame, nukopijuojame viską, paspaudžiame dešinįjį klavišą Copy. Einame į tą lapelį ir tada paspaudžiame dešinįjį klavišą ir Paste arba įklijuoti. Tada ką mes turime spausti, tai yra. Ir kai jums išmes tokią lentelę Copy File, viską jau padarius, tada paspauskite apsimoka šitą, Do This for Next, šitą apatinį varnelę ir tada paspaudžiame šitą. Tada šitai padarys. Ir jums
nukopijuos, turės 4 failus. Viskas, jūsų Simsai 100% veikia. Tikrai galite įsijungti, pažaisti ir panašiai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano video. Tikiuosi, jums pavyko instaliuoti, nebuvo jokių programų ir panašiai. Jei kas nors neaišku, klauskite manęs komentaruose. Bei geros dienos!